įsižeminusio stovėjimo, dar vadinamo kalno poza. Visų pirma, atsistokime į įsižeminusio stovėjimo pozą, dar kartais vadinama kalno poza. Stovėkime tiesiai, tačiau neįsitempę, per daug nekreipdami nei į priekį, nei atgal. Galvą laikykime taip pat tiesiai. Subalansuokime savo svorį, vienodai paskirstykime jį pėdoms, kojoms, klubams ir pečiams. Padėkime rankas prie šonų, plaštaką šiek tiek atverkime. Stovėkime, lyg mūsų kišenėse būtų daug smėlio ir tai padėtų mums stovėti tiesiai, būti budriems, atverta krūtine. Įkvėpkime ir iškvėpkime, būdami kalno pozoje. Stovėkime laisvai ir ramiai. Pabūkime šioje akimirkoje. Kitas pratimas – viso kūno tempimas stovint. Dabar atlikime viso kūno tempimą. Įkvėpkime ir pakelkime rankas į viršų virš galvos. Nukreipkime plaštakas viena į kitą ir tempkimės aukštyn, lyg stipriai kažko siekdami. Iškvėpdami lėtai, dėmesingai nuleiskime rankas žemyn, truputėlį pabūkime ir vėl įkvėpkime, patempkime visą kūną, pakelkime rankas į viršų, plaštakas nukreipkime viena į kitą ir iškvėpdami nuleiskime rankas prie šonų. Galime atsidusti, nusižiovauti, įkvėpkime ir iškvėpkime, ramiai pastovėkime ir kvėpuodami, ramiai pastovėkime ir kvėpuokime diafragmą. Kitas pratimas – horizontalus rankų tempimas į šonus. Įsižeminkime, pajauskime savo kūną. Ir su įkvėpimu pakelkime abi rankas į viršų iki savo pečių lygio. Plaštakas nukreipkime nuo savęs, pirštais į viršų. Ir iškvėpdami nuleiskime rankas atgal prie šonų. Tai yra horizontalus rankų tempimo pratimas. Įkvėpdami pakelkime abi rankas į šonus pečių lygyje. Vėlgi plaštakas tempkime nuo savęs, pirštais į viršų, truputėlį pabūkime ir iškvėpdami nuleiskime rankas. Ir dar vienas horizontalus rankų tempimas. Įkvėpkime, pakelkime rankas iki pečių lygio. Plaštakas nukreipkime nuo savęs, o pirštus į viršų. Iškvėpdami nuleiskime rankas prie šonų. Pabūkime taip, pakvėpuokime
Pabūkime šioje akimirkoje. Sekantis pratimas – vienos rankos tempimas. Atlikime vienos rankos tempimą, kitaip dar vadinamą vynuogių skynimo pratimu. Įkvėpkime ir pakelkime savo dešinę ranką virš galvos. Tempkime ją į viršų. Tuo pat metu pakelkime savo kairįjį kulną, palikdami savo kairios pėdos pirštus ant žemės. Tada tiesiog kvėpuokime, jausdami šį tempimą. Iškvėpdami, atpalaiduokime ir nuleiskime savo ranką, pastatykime kulną atgal ant žemės. Truputėlį pabūkime, ramiai pakvėpuokime, įsisąmoninkime savo kūną. Ir dabar pakeiskime kryptį, įkvėpdami pakelkime savo kairę ranką į viršų, tempkime ranką į dangų, tuo pačiu metu keldami savo dešinį kulną. Pajauskime šį tempimą, įkvėpdami ir iškvėpdami. Ir kito iškvėpimo metu nuleiskime ranką ir kulną žemyn. Pabūkime čia ir dabar. Įkvėpkime ir iškvėpkime, pakvėpuokime. Kitas pratimas – tempimas į šonus. Atlikime tempimo į šonus pratimą. Įkvėpkime ir pakelkime abi rankas aukštyn. Iškvėpdami tempkimės į viršų, sukamindami rankas abiejais nykščiais. Įkvėpdami tempkimės į viršų, o iškvėpdami pasilenkime į dešinę pusę. Įkvėpkime, iškvėpkime, stenkimės nepertempti raumenų, įsiklausykime į savo pojūčius. Įkvėpkime ir iškvėpkime paprastai ir natūraliai. Dabar grąžinkime savo kūną į pradinę padėtį, paleiskime sukabintus nykščius, tempkime rankas į viršų. Iškvėpdami, iš lėto nuleiskime rankas prie šonų. Pabūkime taip, čia ir dabar, pakvėpuokime, pajauskime savo kūną. Vėl įkvėpkime ir pakelkime lėtai rankas į viršų. Tempkime jas viršun. Sukabinkime delnus nykščiais ir iškvėpkime. Įkvėpdami stovėkime tiesiai, tempkime kūną į viršų. Tada iškvėpdami pasilenkime į kairę pusę. Iškvėpkime, įkvėpkime, pabūkime šioje akimirkoje. Įsisąmoninkime savo pojūčius, pozą, mintis ir emocijas. Pabūkime čia ir dabar. Dabar lėtai grįžkime į tiesią poziciją. Įkvėpdami, tempkime rankas į viršų, paleisdami nykščius. Dar pabūkime su iškeltomis rankomis ir dėmesingai iškvėpdami nuleiskime rankas prie šonų.
Tiesiog stovėkime kalno pozoje čia ir dabar. Sekantis pratimas – pečių sukimas. Dabar atlikime dėmesingus sukimus pečiais. Pakelkime pečius į viršų ir ratu sukime juos iš lėto į priekį, tada apačion ir galiausiai atgal. Darykime ratus su savo pečiais. Sukime juos kartu su rankomis, pakelkime į viršų, nuleiskime žemyn. Tada paleiskime pečius ir grįžkime į neutralią poziciją. Įsisąmoninkime savo mintis, emocijas, kūno pojūčius. Ir grįžę pradėkime sukti pečius į priešingą pusę. Judinkime pečius ratu, į viršų, atgal, žemyn. Sutelkime savo dėmesį į pečių sukimą. Įsižeminkime truputėlį, galim užsimerkti, pajausti savo kūną, padėkoti sau. Sekantis pratimas – viso kūno tempimas. Padarykime dar vieną viso kūno tempimą. Įkvėpdami pakelkime rankas į viršų ir tempkimės į dangų. Nukreipkime plaštakas vieną į kitą, iškvėpdami, žiovaudami ar atsidusdami. Nuleiskime rankas ir grąžinkime jas prie savo šonų. Ir dar kartą įkvėpkime, pakeldami rankas aukštyn ir iškvėpkime jas nuleisdami prie šonų. Kitas pratimas – sukimas į šoną vienas. Dabar padarykime sukimus į šonus. Stovėdami tiesiai, padėkime rankas ant klubų, įkvėpkime ir iškvėpdami iš lėto pasisukime į dešinę pusę. Laikydami klubus vietoje ir žiūrėdami virš savo dešiniojo peties. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Lėtai atsipalaiduokime ir grįžkime į pradinę stovėjimo pozą. Stovėdami tiesiai įkvėpkime, iškvėpkime, dar kartelį įkvėpkime, o iškvėpdami pasisukime į kairę pusę laikydami klubus tiesiai. Žiūrėkime virš savo kairiojo peties. Grįžkime atgal į pradinę pozą. Atlikime keletą kvėpavimo ciklų. Pajuskime kūną. Tempimas pritūpus. Iškvėpimo metu atsipalaiduokime. Grįžkime į kalno pozą, stovėkime dėmesingai.
Pradėkime tempimą, sulenkdami kelius ir padėdami rankas ant šlaunų. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Galime šiek tiek praskėsti kojas. Keliai šiek tiek sulenkti. Kai būsime pasiruošę, pakelkime abi rankas į viršų, įkvėpkime ir iškvėpkime. Tai gali būti šiek tiek sunku, todėl darykime viską atsargiai, įsiklausykime į savo kūną, nepertempkime savęs. Būdami pritūpę galime nukreipti plaštakas viena į kitą. Truputėlį pabūkime, pakvėpuokime ir grįžkime atgal į pradinę padėtį. Pasilenkimai į priekį. Įsižeminkime, pajuskime savo kūną, kvėpavimą. Ir įkvėpdami pakelkime rankas į viršų. Iškvėpdami leiskime jas link grindų. Norint galime įkvėpti ir trumpam sustabdyti lenkimąsi. Tada akimirką pailsėkime ir vėl tęskime lenkimąsi žemyn su iškvėpimu. Jeigu norime, galime truputėlį sulenkti kojas per kelius. Ir kai sulenksime rankas taip žemai, kiek mums patogu, kelis kartus įkvėpkime ir iškvėpkime. Ir kai būsime pasiruošę, įkvėpdami kelkimės atgal. Jeigu reikia, sustodami per iškvėpimą ir pailsėdami. Ir kai grįšime į pirminę poziciją ir būsime pasiruošę, galime pakartoti šį lenkimosi pratimą. Galime judėti pagal savo ritmą. Įkvėpdami pakelti rankas į viršų ir iškvėpdami pradėti siekti rankomis grindis. Jei reikia, sustodami pailsėti per įkvėpimą ir per iškvėpimą. Ir vėl nusileiskime tiek žemai, kiek dar jaustumėmės patogiai. Ir kelis kartus galime sąmoningai kvėpuoti, įkvėpti ir iškvėpti. Ir tada, kai būsime pasiruošę, kilkime į viršų, į kalno pozą, pajuskime savo kūno pusiausvyrą, būkime šiame momente. Jeigu norime, galime uždėti rankas ant pilvo, kad geriau pajaustume savo kvėpavimą. Sekantis pratimas – viso kūno tempimas. Kai būsime pasiruošę, vėl pakelkime rankas ir padarykime viso kūno tempimo pratimą. Įkvėpkime, laikydami delnus vienas priešais kitą. Iškvėpdami galime nusižiovauti ar atsidusti. Ir nuleiskime savo rankas prie šonų. Truputėlį pabūkime, pakvėpuokime. Ir tada galime padaryti dar vieną tempimą. Įkvėpdami, jausdami tempimą nuo pėdų iki rankų pirštų ir iškvėpdami, nuleidžiant rankas prie šonų.
Balansavimo poza 1. Dabar atliksime balansavimo pozą. Pradžiai galime įsisąmoninti savo kūną, savo kvėpavimą. Tiesiog pajusti, kaip stovime, pajusti savo pusiausvyrą. Tada palaipsniui galime perkelti svorį ant kairiojo klubo, kairiosios rankos ir pėdos ir pakelti savo dešinįjį kulną. Tada pakelkime abi rankas taip, kad jos būtų ištiestos į šonus lygiagrečiai grindims, lyg paukščio sparnai. Kai būsime pasiruošę, pakelkime dešinėją koją nuo grindų. Tiesiog dėmesingai kvėpuokime, jausdami savo pusiausvyrą. Dabar galime pakelti rankas link lubų ir dar labiau pakelti savo dešinėją koją aukštyn. Galime truputėlį pakvėpuoti šioje pozoje ir iškvėpdami grįžkime į pratinę pozą, nuleisdami savo rankas ir kojas. Galim truputėlį įsižeminti, pajausti savo kūną ir perkelti svorį į dešinę koją ir pėdą. Pakelti savo kairįjį kulną galime, o abi rankas ištiesti į šonus lygiagrečiai grindims. Būkime šioje paukštį primenančioje pozoje. Kai būsime pasiruošę, pakelkime savo kairėją koją nuo žemės, stovėkime laikydami pusiausvyrą tiek, kiek galime, įkvėpdami ir iškvėpdami. Dabar ištieskime rankas virš dangaus. Pakelkime kairįjį kelią ir koją į viršų. Būkime truputėlį šioje pozicijoje. Ir iškvėpdami nuleiskime, atpalaiduodami rankas ir grąžindami koją ant žemės. Įkvėpkime, iškvėpkime, pajauskime savo kūną, savo poziciją, truputėlį pabūkime šioje akimirkoje. Balansavimo pirma poza su kėde. Dabar atliksime balansavimo pozą. Jeigu reikia atramos, galime laikytis už kėdės ir tiesiog pajuskime, kaip stovime, pajuskime savo kūną, savo pusiausvyrą. Tada palaipsniui perkelkime svorį ant kairiojo klubo, kairiosios rankos ir pėdos ir pakelkime savo dešinįjį kulną. Dabar pakelkime ranką taip, kad ji būtų ištiesta į šoną lygiagrečiai grindims, lyg paukščio sparnas. Kai būsime pasiruošę, galime pakelti dešinėją koją nuo grindų, tiesiog dėmesingai kvėpuoti, tiek, kiek išeina, pajaučiant savo pusiausvyrą. Ir tada kelkime dešinę ranką link lubų ir dar labiau pakelkime savo dešinėją koją aukštyn, tiek, kiek išeina. Pakvėpuokime šioje pozoje ir tada nuleiskime savo rankas ir koją žemyn. Dabar galime perkelti savo svorį į dešinę koją ir pėdą. Galime pakelti savo kairįjį kulną. O ranką ištiesti į šoną lygiagrečiai grindims. Kai būsime pasiruošę, galime pakelti savo kairėją koją nuo žemės, tiek, kiek išeina.
Stovėkime laikydami pusiausvyrą, įkvėpdami, iškvėpdami. Dabar galime tiesti ranką link dangaus ir galime pakelti kairįjį kelį ir koją į viršų dar labiau, tiek kiek išeina. Ir iškvėpdami nuleisti, atpalaiduoti rankas ir grąžinti koją ant žemės. Antra balansavimo poza. Galim truputėlį pajausti savo kūną, įsižeminti, pajausti savo pusiausvyrą, pasvyruoti nuo vieno šono prie kito. Ir galime pajausti, kaip tvirtai ant žemės stovi kairė koja. Ir kai būsime pasiruošę, galime pakelti savo dešinę pėdą ir koją į viršų, sulenkdami ją per kelią. Jeigu norime, dešinę ranką sugriebkime dešinę čiurną arba kelnių atvartą ir tiesiog laikykime savo pusiausvyrą tiek, kiek išeina, būdami šioje pozicijoje. Įkvėpkime ir iškvėpkime tol, kol keliame savo kairę ranką link lubų. Pabūkime šiame momente. Įsisąmoninkime save. Ir dabar švelniai atpalaiduokime ir padėkime koją ant grindų. Truputėlį įsižeminkime ir pajuskime, kaip tvirtai stovi dešinė koja. Kai būsime pasiruošę, pakelkime savo kairę koją ir pėdą į viršų, sulenkdami kairį kelį. Kairę ranką sugriebkime savo čiurną arba kelių atvartą ir tiesiog įkvėpkime ir iškvėpkime. Būkime čia ir dabar, tiek, kiek išeina. Pakelkime savo dešinę ranką link lubų. Truputėlį pabūkime. Dabar lėtai nuleiskime ranką, atsipalaiduokime, atsistokime tiesiai, įsitvirtinkime kalno pozoje, įsisąmoninkime savo kūną, mintis, emocijas, pakvėpuokime, pabūkime čia ir dabar. Antroji balansavimo poza su kėde. Galime pajausti savo kūną, įsitvirtinti, laikytis už kėdės. Galime pajausti, kaip tvirtai ant žemės stovi kairė koja. Kai būsime pasiruošę, pakelkime savo dešinę pėdą ir koją į viršų, sulenkdami ją per kelią. Jeigu norime, dešinę ranką sugriebkime dešinę čiurną arba kelnių atvartą. Ir tiek, kiek išeina, laikykime savo pusiausvyrą,
Būkime šioje pozoje. Kvėpuokime. Pabūkime šioje pozicijoje. Dabar švelniai atsipalaiduokime ir padėkime koją atgal ant grindų. Įsitvirtinkime, įsižeminkime, pajuskime kūną. Ir dabar tą patį atlikime su kita puse. Pajuskime kūną, kvėpavimą. Pajuskime, kaip tvirtai stovi dešinė koja. Kai būsime pasiruošę, pakelkime savo kairę koją ir pėdą į viršų, sulenkdami kairį kelį. Kairę ranką sugriebkime savo čiurną arba kelių atvartą ir tiesiog pabūkime šioje pozicijoje. Įkvėpkime, iškvėpkime, pajauskime save šioje pozicijoje. Tada atsipalaiduokime lėtai, atsistokime tiesiai, įsitvirtinkime kalno pozoje. Kario poza. Pajauskime truputėlį savo kūną, savo kvėpavimą. Ir pastatykime savo dešinę koją taip, kad jos kulnas būtų prie kairiosios pėdos centro ir pėdos sudarytų raidę T. Dešinę koją padarykime platų žingsnį ir atsistokime taip, kad mūsų svoris būtų lygiai padalintas klubams, kojoms ir pėdoms. Įkvėpkime ir iškvėpkime ir ištieskime rankas į šonus lygiagrečiai grindims. Tada sulenkime dešinėje koją per kelį. Kelio padėtis turėtų vertikaliai sutapti su čiurna. Ir žiūrėkime į tolį už savo dešinės rankos, nejudinkime liemens, įkvėpkime ir iškvėpkime kario pozoje. Tai gana sunki poza, todėl darykime ją atsargiai, gerbkime kūno ribas. Pajuskime kvėpavimą, kūno pozą, kylančius pojūčius, mintis, emocijas. Būkime, kiek išeina čia ir dabar. Dabar lėtai atsipalaiduokime ir grįžkime į pradinę poziciją. Įsižeminkime, kvėpuokime įprastai. Dabar padarykime šį judesį į priešingą pusę. Pastatykime savo kairę pėdą, kad jos kulnas būtų prie dešinės kojos centro, taip, kad pėdos sudarytų raidę T. Savo kairę koją dėkime platų žingsnį ir tvirtai atsistokime. Kojas laikykime tvirtai ant žemės, paskirstykime savo svorį po lygiai klubams, kojoms ir pėdoms. Kvėpkime ir iškvėpkime. Dabar sulenkime savo kairįjį kelį, pakelkime savo kairę ranką virš kairės kojos, pečių lygyje. Žiūrėkime į tolį už jos. Savo dešinę ranką pakelkime iki pečių lygio sau už nugaros. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Kiek išeina, būkime čia ir dabar.
Lėtai atsipalaiduokime ir grįžkime į kalno pozą. Truputėlį pastovėkime, įsisąmonindami savo kvėpavimą. Jauskime, kaip svoris yra lygiai pasiskirstęs tarp pėdų, kojų, klubų ir pečių. Pabūkime šioje akimirkoje. Viso kūno tempimas. Įsižeminkime, pajuskime savo kūną ir padarykime viso kūno tempimą. Įkvėpkime. Pakelkime rankas virš galvos, plaštakas nukreipkime vieną į kitą. Truputėlį pakvėpuokime ir iškvėpdami nuleiskime rankas prie šonų. Ir dar kartelį padarykime šį tempimą. Rankos į viršų. Pabūkime ir nuleiskime rankas žemyn. Įsižeminkime, įsitvirtinkime. Tempimas sėdint. Truputėlį įsižeminkime, pajauskime savo kūną ir dabar iš lėto atsisėskime ant grindų. Ištieskime abi kojas į priekį. Sėdėkime tiesiai, L raidės pozoje. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Ištempkime ir vėl atpalaiduokime kulnus. Tiesiog kvėpuokime, susitelkime į save, pajauskime savo kūną šioje pozicijoje. Pabūkime. Ir iš lėto atsistokime. Įsižeminkime. Dabar vėl galime atsigulti ant žemės, sau patogia kryptimi. Atsigulus pajauskime savo kūną, mintis, jausmus šiuo metu. Ir įkvėpdami ištieskime rankas virš galvos, plaštakas nukreipkime vieną į kitą, pasitempkime, pabūkime ir iškvėpdami lėtai rankas grąžinkime atgal prie šonų. Ir vėl įkvėpdami tempkime visą savo kūną, ištiesdami rankas, plaštakas nukreipdami vieną į kitą. Pabūkime ir grąžinkime rankas prie šonų. Sąmoningai įsisąmonindami akimirką po akimirkos. Dėmesingai lėtai atsistokime, grįžkime į kalno pozą, įsitvirtinkime, pajauskime savo kūną, mintis, jausmus, kvėpuokime,
Būkime čia ir dabar. Kojų tempimas. Tai dabar iš lėto, sąmoningai jausdami savo kūną, galime atsigulti ant grindų, pajausti savo kūną, įsisąmoninti savo mintis, jausmus, įsisąmoninti savo kvėpavimą. Dabar sulenkime savo kairį kelią, kairė pėda padėta ant grindų ir ištieskime dešinę koją. Pradėkime lėtai kelti dešinę koją į viršų taip, kad kulnas būtų nukreiptas į lubas. Ir jauskime kojos tempimą, lėtai įkvepiant ir iškvepiant. Galime rankomis apkabinti šlaunį taip, kad būtų lengviau laikyti koją. Pabandykime nukreipti kojos pirštus į viršų, pasukti savo čiurną į vieną pusę ir į kitą. Pabūkime šioje akimirkoje ir dabar lėtai atpalaiduokime ir nuleiskime savo dešinę koją ant grindų. Įsižeminkime, pajauskime kūną. Vėl pakartokime viso kūno tempimo pratimą. Įkvėpdami ištieskime rankas virš galvos, laikykime jas ant grindų, pabūkime ir iškvėpdami atsipalaiduokime ir grąžinkime rankas prie šonų. Ir dar kartelį įkvėpkime. Rankas tieskime virš galvos, plaštakas nukreipkime vieną į kitą, pabūkime, pajauskime save atliekant judesį ir iškvėpkime ir dėmesingai nuleiskime rankas prie šonų. Pabūkime, pakvėpuokime. Ir dabar sulenkime savo dešinę koją, kelkime kelį į viršų, pėdą ant grindų ir ištieskime kairę koją į priekį ir lėtai pradėkime ją kelti į viršų. Tiek, kiek išeina savo kairį kulną, pabandykime nukreipti link lubų. Jeigu norime, galime prilaikyti savo koją rankomis. Galime pabandyti nukreipti kojos pirštus į viršų, pasukti savo čiurną į vieną, į kitą šoną. Tempimo metu išlikime tiek, kiek išeina dėmesingi, įsisąmoninkime judesį ir iškvėpdami nuleiskime koją atgal ant grindų ir atsipalaiduokime. Pamažu, sąmoningai, dėmesingai atsistokime, neskubėkime, atsistokime į kalno pozą, įsitvirtinkime, pajauskime savo visą kūną, kvėpavimą, mintis, jausmus, pabūkime taip. Sekantis pratimas. Vieno kelio pritraukimas prie krūtinės. Iš lėto, pamažu atsigulkime ant grindų. Pajauskime visą savo kūną. Pajauskime kvėpavimą.
Ir dabar pakelkime savo dešinįjį kelį, rankomis jį apkabinkime ir prispauskime kiek galime prie savo krūtinės. Galvą galime laikyti ant grindų arba ore. Tiesiog įsisąmoninkime, kiek išeina šią pozą, įkvėpdami ir iškvėpdami. Ir tada iškvėpdami paleiskime kelį, įsisąmoninkime savo kūną, pabūkime, pakvėpuokime. Ir kai būsime pasiruošę, pakelkime savo kairįjį kelį, apkabinkime jį rankomis ir prispauskime tiek, kiek galime prie krūtinės. Galvą laikykime ant grindų arba šiek tiek pakeltą. Kvėpuokime, įsisąmoninkime visus kylančius pojūčius, mintis, emocijas. Grąžinkime kūno padėtį į gulimąją. Įsisąmoninkime savo kūną čia ir dabar. Ir pamažu dėmesingai galime atsistoti, tvirtai įsižeminti, pajusti abidvi pėdas, pajusti savo kūną, kvėpavimą. Pabūti šioje akimirkoje. Sekantis pratimas – maksimalaus atsipalaidavimo poza, dar vadinama numirėlio poza. Dabar vėl galime pamažu atsigulti ant grindų. Pajausti kūną šioje pozicijoje. Galime leisti savo rankoms pakilti virš galvos į viršų, atlikti viso kūno tempimą, pajausti viso kūno tempimą, pabūti ir iškvėpdami grąžinti savo rankas prie šonų. Ir pabūti šioje maksimalaus atsipalaidavimo pozoje. Tai yra paskutinė poza, dar vadinama numirėlio poza. Tai yra laikas integruoti ir įsisavinti buvusius judesius. Galime kiek išeina atsipalaiduoti, stebėti savo kvėpavimą, įsiklausyti į savo kūną, suvokti tiek, kiek išeina visas kylančias mintis, emocijas ir pojūčius. Tiesiog ilsėtis šioje pozicijoje. Primenant sau, kad mums daugiau nieko nereikia daryti ir niekur eiti. Dar šiek tiek pabūkime. Ir tuomet lėtai, sąmoningai atsistokime į kalno pozą. Įsitvirtinkime, padėkokime, nusišypsokime sau ir užbaikime.